Šiandien nuostabus oras ir negaliu nepraeiti, nepadarius video apžvalgos jų mano magnolijų. Žiūrėkit, kiek daug pumpurų šiemet. Tai yra magnolija stellata, kuri žydi anksčiau nei magnolija soulange baltais žiedais. Va, praeitais metais ją persodinau, nes augo šalia šitoj vietoj, šalia magnolija stellata. Galite video pasižiūrėti, buvau padariusi. Tai pasižiūrėsim, kaip šiemet jį peržiemoja, bet man atrodo viskas gerai, nes jau matau, kad gėlytės liktai jau pradeda sproginėti. Tai jeigu ir toliau bus toks šiltas oras, sniegas greitai nueis ir magnolijos džiugins mus gražiais žiedais pavasariniais. O čia dar, kiek prisimenu, buvau įsmeigusi porą šakelių, pasižiūrėt, ar jos prigys ir liktai susprendžia iš pumpurų, gal ir prigijo. Na irgi, kaip ir tokie panašu, kad sprogsta. Pasižiūrėsim, įdomus bus rezultatas. Taip, tai čia magnolija stellata, o čia jos sesutė yra magnolija soulange. Šiom magnolijom bendrai paėmus jau yra apie 10 metų, bet kaip pasakojau, jos sėdėjo pradžiai pas tėvelių sode ir labai ilgai sėdėjo ir jom kažkas nepatiko, tada liktai pradėjo augti. Tuomet mes čia persikėlėme irgi kokius 3 metus irgi sėdėjo, jos tiesiog nejudėjo, bandė prisipratinti ir paskutinius tik tai 2 metus pradėjo jau turbūt gerai įsišaknijo ir pradėjo gerai augti. Tokie gražūs naujos šakelės atsirado, nes prieš tai augimas buvo toks, matot, pakankamai tankus lapukai buvo, mažais tokiais gabaliukais augo per metus, o šitos paskutinės užpraeitų metų šakelės, kokios ilgos, irgi visa atskira ta šaka. Tai čia yra magnolija soulange. Ir žiūriu, žiedai jau pasižiūrėkit, irgi, matot, pradeda sproginėti. Tai magnolija soulange yra dideli žiedai, raudoni, rožiniai, vėžiai žydi šiek tiek vėliau nei magnolija stellata. Tai su magnolijom taip.